Galvoju, ar aš esu turėjus kokį pavydų čiuvelį. Bet nežinau, kad aš antiek su jais susidorodavau, kad jie net nedrįsdavo pavydėti. Man taip atrodo. Neduodavau niekam pavydėti. Niekam neduodavau, neleisdavau aiškinti. Atsimenu, net kai su Andrium pradėjom draugauti, tai jis jau ten toks, aš suprantu, tu modelis, aš suprantu, kad čia tu taip fotkins, aš tau nieko nesakysiu. Galvoju, teisingai, kad tu man nieko nesakysi. Po to jau pradėjo lyst toks, gal galėtum čia, nežinau, gal čia galėtum nesifotkinti pusnagę, nežinau, kažkaip nejauku. O well, sakau, tau gal ir nejauku, man tai ne. Aš, pavyzdžiui, net einu, pamatau gražią paną ir trenkiu Andriui iš alkūnės ir sakau, pažiūrėk, kokia gražiai eina. Tiesiog maždaug galvoju, gal čia kažkokie krėslai mano, bet aš tiesiog pageriu gražias panas. Lygiai taip pat pamatau gražų bičą ir sakau, pažiūrėk, koks jis gražus. Tada jam nelabai patinka. Bet sakau, pripažink, tiesiog akivaizdu, jis tikrai yra gražus. Ir kažkaip praslystų. Ne į temą, bet dabar atsiminiau. Žiauriai juokinga, su tais varėm į kelionę Santorinį. Ančius buvo tėvai ir aš. Ir Daimis, man atrodo. Ir nuvarėm į pležą. Ir ten kokios 5 panos. Visi ten be lemenėlės, žodžiu, laisvę papukam. Žmonės neapsikrauna. Ir tėtis ateina į tą pležą. Ir sakys. Taip. Pažiūriu dangų. Už ką tu man taip, Dieve? Už ką tu man? Ir jisai taip juokingai pradeda, ko Dievui. Ir nežinau, mes su mama lūžtam. Ir apšė, žinau, pas juos tokie geri santykiai. Ir jis taip prikolina. Ir man kažkaip visiškai normalu. Pažiūrėjau, juokingai. Gaila, aš nemanau. Bet kita vertus, reikia suprasti ir mane. Jis vieną kartą organizavo mano gimtadienį, kurį pats vėlavo 3 valandas. Ja. Arba kažkada ryte dariau varšketukus ir žiūriu, nėra grietinės. Sakau, nueik nupirk grietinės. Reikia parduotuvės eit kažkur 2-3 minutės. Tai duokim žmogui 15 minučių suvaikščioti ir nupirkti. Jis grįžo po 1,5. Žinot, kaip atrodė tie varšketukai, jau sušalę tokie ir sulipę į vieną didelį kamolį? Ja. Nepaleidau aš jį, bet norėjusi. Tiesiog tokia sėdžiu, laukiu, galvoju. Gal jį kas nors pagrobė. Tai va, aš jį biškį trakinau, nes galvau, žmogus konkrečiai gyvena kažkokiam kliuče ir jį kiekvieną dieną pagrobė ateiviai. Klausimas, ką su juo ten veikia. Ir vėl grąžina į žemę, jis nieko neatsimena. Tai vien tik dėl jo saugumo reikėjo pasižiūrėti, ar viskas jam gerai.